Dar vienas lengvutis uždavinukas. Pažiūrėkime, moksleiviai ruošiasi kontroliniam darbui. Jų praleistų mokantis valandų skaičius ir surinktų balų skaičius pavaizduotas tai klaidos diagramoje. Štai čia diagrama. Va čia pavyzdžiui valandos, čia taškų skaičius, reiškia vienas vaikis mokėsi 4 valandas, surinko 5 taškus ir kitas vaikis, kuris irgi mokėsi 4 valandas, surinko net 8 taškus. Įvairiai sekasi. Kintamųjų ryšį apibūdina štai tokia tiesė. Štai čia ta tiesė nubrėžta. Naudodami šiuo sąryšiu nustatykite, kiek balų surinks moksleivis, kuris visai nesimokė. Na, jeigu jis visai nesimokė, reiškia x ašyje turi būti nuliukas. 0 valandų jisai mokėsi. Tai mes tada galime labai lengvai suskaičiuoti. Y lygu 1,5 kart 0 plus 1. Tai gaunu 1. Reiškia, mūsų vaikis surinks 1 balą. Jeigu atidėčiau tašką, pratęsus tiesę, būtų būtent čia. Mūsų vaikis surinko 1 balą. Uždavinys išspręstas.